Jie turi sutartą ženklą, sužinojau netyčia. Reikia pirštais padaryti šitaip. Bet tai paslaptis, jie karštai jūs sveikina. O kas tokie taisiukai? Didžiulė paslaptis. Taisiukai. Dulkių siurblys. Kam tvarkyti žaislus? Juk paskui juos vėl reikia traukti. Nė, nesakyk. Timtimai, jei susitvarkiai, eik pietauti. Einu. Nuliuk, palauksi? Aha. Tai vadinama susitvarkiau? Oi. Gero apetito. Ačiū. Žiūrėk, manęs nepraryk. Aš taisiukų nevalgau. Ten mama siurbia. Padėk. Padėkit. Padėkit. Keista. Kaip siurblys dulkę siurbia, o atgal neišpučia. Nieko keisto. Mums taisiukų mokyklai tai dar 3 klasėje paaiškino. Dulkių siurblį apibūdinti galima paprastai. Tai ventiliatorius su tinkleliu. Ventiliatorius traukia orą kartu su dulkėm ir šiukšlėm. Jei šios rauto kely įrengtas tinklelis, tai sulaiko viską, kas yra ore. Lieka pridėti vamzdį ir išeina dulkių siurblys. Tik vietoj tinklelio jame naudojami specialūs maišeliai, kuriuose susikaupia dulkės. Klausyk, Simutė, o nuliuką dulkių siurblys gali įtraukti? O jis ką, liko ten? Timtimai, kas atsitiko? Mama, aš pats baigsiu siurbti. Na gerai, einu plauti indų. Nuliuk. 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 Mums reikia skubios pagalbos. Mamulė, nuliuką susiurblė siurblys. Negali būti, jis ten neįlys. Ne šitas dulkių siurblys, o didelis žmonių. Koks košmaras, tik nuliukas gali uždus. Greičiau. Kokios šlykščios tos dulkės. Jos baisiai kenksmingos. Dulkės klastingas priešas. Jos tokios nepastebimos. Jei dulkių pateko į prietaiso vidų, lauk bėdos. Jos trukdo suktis krumpliaračiams, dėl jų prietaisai perkaista. O jei dulkės užteršia elektros kontaktus, gali net įvykti trumpasis jungimas ir kilti gaisras. Mums taisiukams nuolat tenka valyti dulkės prietaisuose. O juk daugelis iš mūsų alergiški dulkėms. Jei žmonės dažniau valytų dulkes, bent iš išorės, mums būtų daug paprasčiau dirbti. Ir technika rečiau gestų. Kaip jūs ten? Radot? Ne. Aš dėl visko kaltas.
Mama manęs prašė susitvarkyti žaislus, o aš norėjau vėliau. Per mane jį įsiurbė. Nuliukas. Nuliukas. Tai kaip, Timai? Kas kaip? Jau atsiprašiau. Ir pažadėjau tvarkyti žaislus. Apči. O tu? Apči, ko čiaudėjai? Aš dėl kompanijos. Kad jums būtų netaip apmaudu. Išversta ir įgarsinta SDI.